Na ir rungtynių teisėjų inspektorius yra Sergejus Slyva. Nuaidėjo Donato Šimėno švilpukas, rungtynės prasidėjo ir gal iškart apie startinės sudėtis svečių Telšių Džiugo sirgaliai. Kampinis. Smūgis į vartus ir Marius Paukštė. Pirmasis momentas, kuomet Telšių Džiugo vartininkas gelbsti savo vartus nuo pavojingo smūgio. Džiugo sirgaliai aktyvus, čia žiūrim, Giedrius Matulevičius smūgiavo. Rado galimybę. Kairė koja, toks aštrus perdimas, bet ten Džiugo gynėjai. Tavaresas. Vėl Džiugo gynėjai išmuša kamuolį, ne visai sėkmingai ir dabar jau Lyvijus Antalis turėjo šansą, nusišypsojo, čia toks rikošetas atšoko. Štai tokie keitimai, na ir pažiūrėsime, ar pasikeis rungtynių vaizdas. Atvirai sakant, pirmame kėlinyje tų įvykių nebuvo daug. Juokam, kad, na taip, apie pusantro progos. O čia dabar situacija ir Olsesas. Olsesas pirmą, antro kėlinio minutę priverstas štai taip įsijungti į žaidimą. Na, tarpas, skylė, spraga, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi Vilniaus Žalgirio. Gynyboje Miroslavas Puškarovas ir Viačeslavas Kulbačiukas. Čia Bagdasarianas, Žalgirio baudos aikštelės smūgis ir Olsesas. Antrą kartą. Antrą kartą per rimtai darbuotis, o čia Ramas Bagdasarianas. Vėlgi turėjo kamuolys po kiek laiko grįžta pas Žalgirio žaidėjas, bet jau ne toj pozicijoje, kur galėjo būti. Čia pavojinga situacija ir kamuolys rieda šalia vartų. Lyvijus Antalis. Prieš tai Cise prarado kamuolį ir būtent Dino Salčinovičius. Oi, kokia klaida ir Ramas Bagdasarianas baudos aikštelėje. Smūgis šalia vartų. Na, dovanojau. Nei kad pirmą kėlinį, lyginant su pačio Žalgirio žaidimu, bet daugiau rizikuoja, daugiau atvirų. Koks smūgis. Vidus Verbickas. Priminsiu ir Žalgirio sudį kalba šios atakos. Lyvijus Antalis ir tiesiai į Marių Paukštę. Čia aišku ne pats sėkmingiausias Lyvijos bandymas, bet reikia pagirti ir Marių Paukštę. Andrius Lipskis. Ir užžibėjai dabar vėl Martynui Šetkui, prieš jį Traikovskis. Ofori dabar prieš Ibrahimą Cise, krašte. Perdavimas. Salčinovičius ir įvartis. Įvartis Lyvijus Antalis. Vis tik tai, kaip sakoma, trečias kartas nemeluoja. Nežinau, ar tai buvo trečia proga. Prieš tai matėme kelis kartus. Tikrai puikus perdavimas. Pirmiausia, tą turiu pasakyti. Ideali trajektorija. 7 numeris ruošiasi žengti į aikštę. Yamada pats uždirbo tą pražangą, pats ir atlieka perdavimą, gana pavojingas perdavimas. Olsesas kamuolį iškumščiuoja. Do pagrindo. Olsesas šiandien irgi savo darbą padarė. Tavaresas baudos aikštelėje. Perdavimas, kamuolys praskyrė visą baudos aikštelę, Šetkus. Ir čia vėl karšta baudos aikštelė ir viskas baigėsi antruoju įvarčiu, kurį įmuša numeris 8. Dino Salčinovičius. Kartus neįmušė baudinių, bet šiandien pasirodė aikštėje po keitimo, atliko rezultatyvų perdavimą, čia aišku labai nesėkmingai sužaidė mano ne. Taigi tas antram kėlinyje epizodas, galima pasakyti, gal net pabudino abi komandas. Žalgiris taip pat pradėjo kurti, žaidė kur kas aštriau, įdomiau atakoje, nei kad iki pertraukos. Ir pelnytai įmušė 2 įvarčius, 2 gražius įvarčius. Priminsiu, Lyvijus Antalis.